Dėl ko iš visų pasirinkimų samdomo darbo, tradicinio nuosavo verslo ir tinklinio marketingo pasirinkau pastarąjį? Visuomet esu savarankiškumo ir laisvės siekiantis žmogus. Ir ar tai man galėjo duoti samdomas darbas? Todėl sukūriau savo nuosavą tradicinį verslą. Galbūt kada nors apie tai papasakosiu. Ir puoselėjau jį, auginau, vyščiau, buvo viskas labai puiku ir tikrai puikiai sekėsi. Bet vieną gražią dieną supratau, kad aš pradėjau tarnauti verslui, o ne verslas tarnauti man. Ir praėjus 10 metų nuosavo verslo, tradicinio verslo kūrime, aš atradau tinklinį marketingą. Apie tai, kiek neigimo ir prieštaravimų iš aplinkos buvo mano pasirinkimui, pakalbėsim kitą kartą, nes tai yra atskira tema. Galiu išvardinti keletą punktų, kodėl tinklinis marketingas ir šiandien yra geriausias pasirinkimas, geriausia pasirinkimo galimybė. Ir pirmiausia, tai yra asmeninio laiko valdymas. Man tai yra dalis laisvės, nes aš planuoju pati savo laiką, kada, kur ir kaip aš veiksiu, kursiu ir vystysiu savo veiklą. Antras dalykas labai svarbus – tai vertės kūrimas. Vertės kūrimas – tai pasidalinimas su kitais tuo turtu ir gėriu, kurį atradau verslo kūrimo procese. Kitas dalykas – tai socialinė gerovė. Tai pripažinimas, įvertinimas ir sąmoningų, sėkmingų ir tobulėjančių žmonių bendruomenė. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – tai pajamos. Dar viena dalis laisvės, kuomet pakanka ne tik laiko, bet pakanka ir pinigų savo širdies norams įgyvendinti. Viską susumavus gaunasi tai, apie ką aš ir svajojau. Tai puikus, nuostabus gyvenimo būdas. Ar jūsų darbas, verslas ar kita veikla leidžia jums gyventi tokį gyvenimą, apie kokį jūs svajojat? Parašykit komentaruose. Dėkinga.